labai neblogai su šiom padangom motociklas elgiasi smėlyje. Sveiki, mėly žiūrovai, mano vardas Karolis, o jūs žiūrite laidą ant dviejų ratų. Čia aš jums pristatysiu pačius įvairiausius motociklus, kuriuos galite sutikti Lietuvos keliuose, supažindinsiu su įdomiais žmonėmis ir viskuo, kas susijęs su motociklizmu. Šios laidos pagrindinis svečias – dar vienas motociklas, su kuriuo turėjau progos susipažinti Portugalijoje. Ir jo aš laukiau nuo pat to momento, kai gamintojas paskelbė apie planus jį kurti. Ir tai yra ne kas kita, o CF Moto 800 MTX. Šis motociklas nėra visiškai naujas. Jo pagrindas yra motoentuziastam gerai žinomas 800 MT. Tačiau CF Moto šį modelį kūrė būtent tiem nuotykių ieškotojam, kas jų ieško bekelyje. Tam CF Moto turėjo padaryti keletą pakeitimų, apie kuriuos dabar pabandysiu ir papasakoti. Tai pirmiausia priekinės šakės, kurios yra ir stambesnės, ir su 7 cm didesnė eiga. Gale amortizatorius 8 cm ilgesnė eiga. Motociklo aukštis 5 cm aukštesnis nuo žemės, skiriasi ir ratų dydžiai. Priekyje 21 colio, gale 18, kur kas standartiškesnis bekelės motociklam, palyginus su 19 ir 17 800 MT modelyje. Nemažiau svarbus dalykas yra ir šis kuro bakas, kuris apglėbia motociklo rėmą ir jo svorio centrą nukelia žemyn. Na ir žinoma, visiems rūpimas dalykas tai yra motociklo svoris. Šis motociklas pilnai paruoštas kelioniai su pilnu baku kuro sveria 220 kg, kai 800 MT modelis sveria 231. Jeigu įvertinus, kad šiame motocikle telpa 3,5 litro daugiau degalų, tai tikrai nemažas skirtumas. Kaip matote, pakeitimų išties nemažai, kas mane maloniai stebina. Na, o kaip motociklą sekėsi išbandyti Portugalijoje, pamatysite dabar. Dar vienas mane nustebinęs dalykas, ko aš tikrai nesitikėjau, yra tai, kad ir variklis šiek tiek skiriasi nuo paprasto 800 MT. Pasirodo, šiame motocikle yra 10 Nm didesnis sukimo momentas negu senesnėme modelyje. Kaip matote, važinėjom labai gražiais keliukais. Va čia tai tinkamos sąlygos bandyti motociklus. Tikrai labai norėčiau, kad Lietuvoje turėtumėm daugiau tokių vingiuotų kelių. Na, o kalbant apie motociklą, galiu pasakyti, kad tie papildomi 10 Nm tikrai jaučiasi. Akceleratorius yra aštrus. Ne toks geras dalykas, kad tas akceleratoriaus aštrumas yra išlikęs toje padėtyje, apie kurią aš visada kalbu. Tai yra nuo pilnai uždaryto iki šiek tiek atidaryto. Išties, akceleratoriaus jautrumas testuojant motociklą Portugalijoje erzino, bet prie jo mes dar grįšime. Kas tikrai džiugino važiuojant vingiuotais keliais, tai šių variklių savybė generuoti vis daugiau galios su kylančiomis apsukomis. Deja, jo tinkamumo bekelėje mums nepavyko išbandyti. Mat dėl lietingų sąlygų organizatoriai pabijojo įtraukti neasfaltuotų kelių į maršrutą. Jeigu jūs galvojat, kad bekelės motociklas ir čionai neleidžia jį važiuoti išbandyti bekelėje, tai turite suprasti, koks čionai yra aplinkui dirvožemis. Jisai labai panašus į molį. Ir kai sušlampa, tampa labai lipšnus. Ir su tokiamis padangomis, kurios yra originaliai montuojamos ant šio motociklo, tampa neįmanoma važiuoti. Jos tiesiog apsivelia ir tampa kaip plikos padangos ant ledo. Ką išbandyti pavyko, tai motociklo elgesį posūkiuose, kur standesnė važiuoklė bei jau minėtos padangos leido jaustis užtikrintai. Kadangi važiuojam šiek tiek greičiau, galime pasikalbėti apie šį priekinį stikliuką. Jisai yra lengvai reguliuojamas šia rankenėle ir turiu pasakyti, kad labai gerai numuša oro srautą virš mano kaktos. Tai fantastiškai veikia, labai gera apsauga. Be puikios vėjo apsaugos, kaip ir dauguma CF Moto motociklų su elektra valdomu akceleratorium, šis turi ir greičio palaikymo sistemą, kas tikrai padeda ilgesnėse kelionėse.
Nuo dabar metas grįžti į Lietuvą ir išsiaiškinti, kaip motociklas elgiasi kasdieninėse situacijose. Truputį pasivažinėjęs po Lietuvos miestų gatves bei užmiesčio kelius, turiu pasakyti, kad išties neblogai. Ir įdomiausia tai, kad būtent šis motociklas, kurį vairuoju Lietuvoje, jaučiasi geriau nei motociklas, kurį bandžiau Portugalijoje. Ir pirmiausia, tai yra dėl greičių dėžės. Jeigu žiūrite ant 2 ratų laidas, tai galbūt, kad būsite girdėję, jog nesu didelis KTM greičių dėžių fanas. Nepatinka man nei pats mechaninis jų jausmas, nei quick shifter sistemų veikimas. Tačiau būtent šiame motocikle, ant kurio aš važiuoju, quick shifter sistema veikia stebėtinai gerai. Tikrai turbūt mažiausiai problemų sukelianti quick shifter sistema šios visos didelės grupės variklių gamoje. Kitas dalykas, kuris šiame motocikle veikia geriau, yra akseleratorius. Čia jisai tikrai jaučiasi geriau. Nesakau, kad yra tobulas, nesakau, kad viskas su juo tvarkoje, tikrai ne, bet bent jau toje pozicijoje jisai jaučiasi geriau. Kur man kliūna ir ką žinau, kad CF Moto tikrai galėtų padaryti, tai kažkokia elektroninio akseleratoriaus filtravimo programa ar algoritmas, nes dabar kiekvienas riešo krustelėjimas verčia motociklą reaguoti. Ir tai tikrai nepadaro to važiavimo pernelyg maloniu. Nėra taip, kad labai erzina, bet tiesiog tai tu visada jauti ir tai galėtų būti tikrai geriau. Dar vienas dalykas, kurį pajaučiau bandydamas šį motociklą, ypač jaučiasi akceleruojant, kad tam tikrame apsukų diapazone yra lyg tai toks sumažėjimas traukos, kaip mini duobelė traukos kreivėje. Mieste mane džiugina ir šio motociklo sėdėsena. Jinai, kaip ir galima tikėtis adventure motociklui, yra statmena, neutrali ir labai patogi. O šiame motocikle dėl jo padidinto aukščio jautiesi, kad tikrai sėdi aukštai ir matai labai daug visko aplinkui. Tačiau jeigu jau kalbam apie sėdėseną, turiu pasakyti ir vieną trūkumą. Ir ant šio motociklo problema yra čia. Nežinau, ar matysite, bet rodau į sėdynės kraštus. Sėdynė kojas sustojus nukreipia taip, kad jos lyg eina šiek tiek į šalis. Todėl negaliu labai laisvai padėti kojas pilnai ant žemės. Negana to, dar jaučiu spaudimą tose vietose šoninėse į šlaunis. Tai pozicija šiek tiek nepatogi, kai stovite sankryžoje ar tiesiog nuleidę kojas ant motociklo. Gerai bent tiek, kad sėdynė yra išties patogi važiuojant ilgesnius atstumus. Joje tikrai galima rasti vietos persislinkt, pakeisti sėdėjimo poziciją, tad ilgiau sėdint jūs nepavargsite. Taip pat galime pakalbėti ir apie šį ekraną, kuris yra labai ryškus, turi daug geros informacijos, tokios kaip padangų slėgis, meniu sistema jame irgi aiški ir lengvai valdoma. Dar geras dalykas, kad off-road režimą galite jungti palaikę šį M mygtuką 5 sekundės. Tai reiškia, kad įsijungs ne tik variklio off-road režimas, bet išsijungs ir ratų prasisukimo kontrolės sistema bei ABS sistema galiniam ratui. Kur šiam ekranui ir meniu sistemai turiu priekaištų, tai ties funkcija, kuri teoriškai leidžia prisijungti su mobiliu telefonu ir transliuoti žemėlapį tiesiai į šį ekraną. Jeigu kažkas yra prisijungęs motociklą prie savęs, jum prisijungti paprasta tikrai nebus. Jeigu jungiatės pirmą kartą, bus šiek tiek lengviau, bet vėlgi, nelabai paprasta. Tai reiškia, kad jeigu jūs norėsite kažkam duoti motociklą, realiai šią funkciją žmogus nelabai galės pasinaudoti. Arba tai tiesiog reikalaus daug pastangų. Kadangi motociklą greitesniuose keliuose jau išbandžiau Portugalijai, išbandžiau ir tai, kaip jisai veikia posūkiuose, dabar man beliko išbandyti šio motociklo elgesį bekeliai, o tam esu numatęs kai ką įdomesnio. Vietoj standartinio testo nusprendžiau šio motociklo savybės išbandyti kelio knygos renginyje, kurio organizatoriai, 2 motoentuziastai, paruošė maršrutą ir pateikė jį kelio knygos formatu. Tokiu, koks naudojamas įvairiuose raliuose, o tarp jų ir garsiajame Dakare.
Kiekvienam bekelės entuziastui rekomenduoju išbandyti šį formatą, nes tai įprastą pasivažinėjimą paverčia dar labiau įtraukiančiu ir priverčiančiu ypatingai koncentruoti dėmesį sekant nurodymus knygoje ir stebint aplinką. Taigi, ką mes turime kelio knygą, kurioje surašyti atstumai, prie kurių yra tam tikri taškai, kelio išsiskyrimai, posūkiai, galbūt kažkokios kliūtis ir pagal tai mes sekame, ar mes važiuojame teisingai ar ne. Paruoštas maršrutas buvo labai įdomus ir įvairus. Nuo plačių žvyrkelių iki siaurų miško keliukų tiek kietesnių, tiek minkštesnių gruntu, o taip pat iki gilių bei purių smėlio ruožų. Ir jei iš vienos pusės motociklas jautėsi reikalaujantis didesnių pastangų norint jį pasukti, iš kitos pusės ši savybė motociklui suteikė daug stabilumo. Tam žinoma padėjo ir padangos, kurios buvo pakeistos į gerokai labiau tinkančias bekeliai, lyginant su standartinėmis. Pavyzdžiui, tokiu keliuku su standartiniam padangom būtų daug sunkiau važiuoti, tikrai įmanoma, bet būtų tiesiog nestabilumo jausmas. Su šitom motociklas daug lengviau palaiko kryptį. Šiaip labai neblogai su šiom padangom motociklas elgiasi smėlyje. Kaip man sekėsi naviguoti su kelio knyga? Iš pradžių visai neblogai, iki kol nepadariau vienos klaidos. Ir jei įprastai klaidą pastebėti nebūna sunku, šiuo atveju tolesni 2 posūkiai, nors ir klaidingi, bet sutapo su knygos nurodymais, todėl pasidarė sunku atsekti, kur suklydau. Taip klaidžiodamas praradau daugiau nei valandą, bet nepaisant to, tikrai smagiai praleidau laiką su 800 MTX. Kelio knygos formatas šiam motociklui puikiai tiko. O dabar metas apibendrinti apžvalgą, bet prieš tai rubrika Verta žinoti. Pagaliau pavyko išbandyti šį motociklą visomis sąlygomis. Ir galiu pasakyti, kad tai nėra revoliucija nei adventure motociklų pasaulyje, nei pačioje CF Moto modelių gamoje. Pirmas dalykas, reikia prisiminti, kad šis motociklas turės konkuruoti su mažyliu 450 MT, kuris yra labai geras motociklas, jau nekalbant apie jo kainą. Žinoma, 800 MTX yra puikus pasirinkimas tiems, kurie ieško daugiau universalumo, mat didesni bakai ir žinoma daugiau galios ilgose kelionėse jūs maloniai džiugins. Šiam motociklui iki pilnos laimės trūksta išbaigtumo. Ta keista kojų pozicija, nuleidus kojas ant žemės, akceleratoriaus darbas, prie kurio aš vis nesiliauju kabinėtis, kas liečia CF Moto motociklus. Taip pat užstrigo šiek tiek sudėtingas motociklo prijungimas prie telefono, kas atrodo galėtų būti kur kas paprastesnė procedūra. Vienaip ar kitaip, man motociklas patiko, man patiko su juo važiuoti kelio knygų renginyje, bet kaip visada sakau, tai tik tai mano nuomonė. Visus jūs dominančius motociklus išbandykite patys. Šioje laidoje tiek, likite sveiki ir saugus kelyje, o mes pasimatysime jau po savaitės. Iki! Laidos vedėjo saugumu ir komfortu rūpinasi Rūka ir Schubert, už kuriuos dėkojame K-Moto.